22 metais mes paskelbėm viešą konkursą dėl išmaniųjų apskaitos prietaisų įsigijimo su ultragarsinė technologija. Nuo 23 metų mes bendradarbiaujam su Axioma ir jau 2 metus diegiam šios įmonės apskaitos prietaisus. Įmonei buvo svarbu vykdyti teisingą apskaitą ir susirinkti tikslius duomenis, kiek yra suteikta paslaugų. Mechaniniai skaitikliai neturi jokios galimybės perduoti duomenis ir esant mechaniniam skaitikliam yra klientai įpareigoti deklaruoti rodmenis ir atsiųsti duomenis į įmonę. Sprendžiant šitas problemas, tai kito kelio nebuvo, kaip ieškoti sprendimo, įsidiegti išmaniuosius prietaisus, kurie fiksuotų rodmenis ir atsiųstų į mūsų apskaitos sistemą tikslius parodymus. Konkursas buvo skelbiamas pagal dinaminę pirkimo sistemą. Mes perkam kas pusę metų nuo 50 iki 100 tūkstančių kiekvienas pirkimas atskiras svyruoja. Tai 155 tūkstančiai vilniečių jau turi išmaniuosius apskaitos prietaisus su ultragarsinė technologija. Šis projektas tęstinis numatytas iki 29 metų, kad mes būtumėm jau pakeitę visus mechaninius apskaitos prietaisus išmaniaisiais. Matom jau klientų realų įvertinimą, klientai tikrai džiaugiasi išmaniaisiais apskaitos prietaisais, nes jiem nebereikia rūpintis kiekvieną mėnesį deklaravimu. Mes kaip įmonė matom tikslesnės apskaitos naudas ir rezultatus, tuo pačiu mažėja nesusipratimų dėl netikslios apskaitos, klientų kreipinių mažesnis skaičius. Visos kitos galimybės išmaniųjų apskaitos prietaisai, fiksavimas nutekėjimų, avarijų, tai mums leidžia operatyviai informuoti klientus apie galimą avariją bute ar name. Gaunam iš klientų padėkas, kad informavom apie esantį nutekėjimą ir klientai susiranda tas problematinės vietas ir susitvarko, išvengiant didelių nuostolių jų turtui.